Sveiki! Šiandien kartu laisimės į kelionę to anglų kalbos pagrindus. Keliausim nuo pačių mažiausių dalykų, garsų, iki pat laiško parašymo. Taigi, pasiruoškim sustiprinti savo bendravimo įgūdžius. Na ir iškart pradėkime nuo esminio klausimo. Kaipgi vyksta tas šuolis nuo pavienių raidžių iki, viso laiško? Atrodo sudėtinga? Pamatysim, kad viskas daug paprasčiau, kai keliaujam žingsnis po žingsnio. Būtent tai ir darysim. Gerai, pirmasis etapas – anglų kalbos garsai. Pradėkime nuo pačių pamatų, juk teisingas tarimas tai teisiausias kelias į aiškų susikalbėjimą. Štai apšilimui toks klausimėlis. Kokius garsus gali žymėti raidė Y? Patikėkite vieną iš tų raidžių chameleonių anglų kalboje. Pagalvokime. Štai ir atsakymas. Viskas priklauso nuo to, kurioje žodžio vietoje ta Y atsidūrė. Pavyzdžiui, jeigu ji stovi prieš balsę, kaip žodžyje a year, ji tampa budže. Jei ji atsidūrė nekirčiuotame skiemenyje, kaip žodžyje easy, ji virsta tokiu trumpu garsu I. Na, o jeigu skiemos kirčiuotas kaip cry, jis skamba kaip dvibalsis I. Įdomiai čia viskas tiesa? Bet dabar pažiūrėkime, kas dar įdomiau. Tas pats garsas I gali būti užrašomas daugybė skirtingų būdų. Štai, raidžių junginys su ald arba nd, kaip žodžiuose mild ar mind, duoda I. Taip pat ir IGH, pavyzdžiui, high arba night, vėl tas pats. Ir net žodžio gale esantis IE, kaip čudai ar ly, irgi I. Tai, žinote, puikiai parodo, kokia paini, bet ir turtinga yra anglų kalbos rašyba. Gerai, keliaujam toliau. Antrasis skyrius – plečiame žodyną. Dabar sujungsime tuos garsus, apie kuriuos kalbėjome, ir pažiūrėsime, kokie žodžiai išeina. Štai turime keletą pavyzdžių. Ir atkreipkime dėmesį, kaip čia veikia tos taisyklės. Štai žodis night. Matote IGH? Jį tariame I, kaip ką tik ir aiškinomės. O tarkim žodyje ship, raidė I tariama trumpai, kaip garsas I. Viskas po truputėlį stoja į savo vietas. Na, kai jau turime kelis daiktavardžius, būtų visai neblogai išmokti juos suskaičiuoti, ar ne? Taigi, dabar truputis matematikos. Pakalbėkime apie skaičius. Skaičiai juk yra visur. Štai keli pavyzdžiai, kaip jie skamba frazėse. 8 trips – 8 kelionės. 13 fish – 13 žuvų. Arba sudėtingesni, kaip 43 shelves – 43 lentonos. Na ir visai dideli, pavyzdžiui, 1975 houses. Svarbiausia – nebijoti jų. Gerai, o dabar viena labai svarbi, bet tikrai paprasta gramatikos taisyklė. Kada sakyti is, o kada are. Viskas tiesiog genialiai paprasta. Is naudojame, kai kalbame apie vieną daiktą. Pavyzdžiui, the ship is big. Laivas yra vienas. O are, kai daiktų yra daugiau nei vienas. The pencils are on the table. Paprasta, bet tai anglų kalbos sakinio pagrindas. Na štai, priėjome trečią skyrių. Laiško rašymo menas. Dabar, kai jau šiek tiek mokame apie garsus, turime žodžių ir netgi galime sujungti juos į sakinius, atėjo laikas viską sudėti į vieną vietą ir imtis praktikos. Kad laiškas pasiektų tikslą, svarbiausia teisingai užrašyti adresą. Štai, kad turi paprasti žingsniai. Pirmiausia, pilnas vardas ir pavardė. Antra, namo buto numeris ir gatvė. Trečia, miestas ir pašto kodas. Ir galiausiai, ketvirta, šalis. Viskas. Ir dar vienas svarbus niuansas. Kur tos adresus rašyti pačiame laiške? Yra tam tikra tvarka. Siuntėjo adresas keliauja į viršutinį dešinįjį kampą, o gavėjo į kairę pusę, truputį žemiau. Šitai ypač pravers rašant oficialesnius laiškus. Taip pat anglų kalboje labai dažnai naudojami kreipiniai. Mr. tai ponas. Mrs. ištekėjusi moteris, ponia, o Miss panelė. Ir svarbu atsiminti, šie kreipiniai visada eina kartu su pavarde. Pavyzdžiui, Mr. Brown. Na, o kaipgi laišką pabaigti? Ypač jei rašome draugams ar šeimai. Yra keletas labai šiltų frazių. Galima rašyti your loving daughter, tavo mylinti dukra. Arba tiesiog your friend, tavo draugas. Labai populiaru tiesiog parašyti love. Arba, štai, best wishes from Ted, geriausi linkėjimai nuo Tedo. Visi variantai puikus. Na ką, teorijos pakaks. Laikas ketvirtajam skyriui. Iššūkiams. Dabar pasitikrinsim, kaip viską išmokome. Pasiruošę? Gerai, pirmoji užduotis. Turime žodžių kratinį. Pabandykime sudėlioti juos į logišką sakinį. Letter, interesting, thanks, for, the. Duodu akimirką pagalvoti. Ir
Teisingas atsakymas yra Thanks for the interesting letter. Ačiū iš įdomų laišką. Tikiuosi pavyko. Šaunu. Dabar suporuokime žodžius su jų reikšmėmis. Na, bandom kartu. Ship. Kas tai galėtų būti? Žinoma, didelis laivas. Shop. Vieta, kur einame apsipirkti. Pupil. Tai mokinys. Rose. Gėlė rožė. Na ir pocket. Tai, ką turime drabužiuose. Kišenė. Štai taip. Viskas savo vietose. Ir dar vienas greitas patikrinimas. Sakinis the pencils, truk on the table. Ką čia įrašytume? Is ar are? Na, kadangi pieštukų pencils yra daug, tai be jokių abejonių renkamės are. The pencils are on the table. Puiku. Taigi, apibendrinant visą šią kelionę, nuo vieno mažo garso iki draugiško laiško, kiekviena kalbos detalė yra įrankis, padedantis mums susisiekti vieniems su kitais. Viskas yra susiję. Ir pabaigai palieku klausimą apmąstymui, kuris tikiuosi įkvėps veiksmui. Ką parašytumėte savo pačiame pirmame laiške anglų kalba, galbūt tai puikus būdas pradėti?